Sveiki, Nutricialui sveikina šioje dienoje ir toliau kalba apie laimingos ląstelės gyvenimą. Protarpinis badavimas tai mitybos būdas, kai kaitaliojami valgymo ir badavimo laikotarpiai, suteikiantis daug naudos sveikatai. Vienas iš pagrindinių privalumų yra svorio mažinimas ir geresnė medžiagų apykaitos veikla. Apribojus valgymą tam tikrais laikotarpiais, organizmas dažniau pradeda deginti riebalus, todėl sumažėja kūno riebalų kiekis ir pagerėja jautrumas insulinui. Tai gali sumažinti antro tipo diabeto riziką ir pagerinti cukraus kiekio kraujyje kontrolę. Be svorio reguliavimo protarpinis badavimas skatina ląstelių atkūrimo procesus, pavyzdžiui, autofagiją, kai ląstelės pašalina pažeistas sudedamąsias dalis, o tai gali sumažinti vėžio ir kitų ligų riziką. Taip pat gerėja mitochondrijų būklė, mažėja oksidacinis stresas ir uždegimas, o tai prisideda prie bendro ilgaamžiškumo. Smegenų sveikatai protarpinis badavimas gali pagerinti pažinimo funkcijas ir apsaugoti nuo neurodegeneracinių ligų. Badavimas skatina smegenų neurotrofinio faktoriaus baltymo, kuris palaiko neuronų augimą ir funkciją gamybą. Tai gali pagerinti atmintį ir mokymąsi bei sumažinti tokių ligų kaip Alzheimerio ir Parkinsono ligos riziką. Protarpinis badavimas taip pat naudingas širdies ir kraujagyslių sveikatai, nes mažina kraujospūdį, cholesterolio kiekį kraujyje ir uždegimą. Be to jis gali pagerinti žarnyno sveikatą, skatindamas įvairialypį ir optimalų mikrobiomą. Apskritai, protarpinis badavimas teikia daug naudos sveikatai. Nuo svorio mažinimo ir geresnės medžiagų apykaitos iki geresnės smegenų veiklos ir ligų prevencijos, todėl yra universali ir veiksminga mitybos strategija.